Labą dieną, ponios ir ponai, su jumis sveikinasi Deividas ir Matulis. Ir čia yra Dienos pietus. Mes esame su Matuliu dabar Panevėžy. Už mūsų matote nuostabų įstabų vaizdą. Atvažiavome į valgyklą, kuri vadinasi Laimės sentimentas. Aš dabar žiūriu į telefonę, tai matau, kad į valgyklą yra įvertinta 4,4 iš 5 žvaigždučių ir yra 80 iš viso įvertinimų. Nemažai. Čia jo, yra tokia istorija, kad jaunas bičas perėmė šitą valgyklą ir išlaikė jos autentiką. Aš gal tiesiog įmesiu dabar čia screenshotą, kaip atrodo ir straipsnį, kur galite rasti, jeigu norite. Tai atrodo labai fainai, labai gražiai iš vidaus ir labai įdomiai. Matėm iš esmės, komentarus dabar laikau prieš save, tai jau su Matuliu apkalbėjom bevažiuodami, kad... Iš esmės blogų nėra. Tik tai 2 komentarai po 1 žvaigždutę, tai yra, pavyzdžiui, viena žvaigždutė prieš metus parašyta bloga maisto kokybė ir 1 žvaigždutė uždėta tiesiog be nieko. Vienetas servisas įvertintas, matau, ir vienetas įvertintas maistas. Bet tai čia tokios neaiškios, o daugiau taip nemeluojant ir paskaitant. O, Sigio komentaras. Maistas puikus, visada šviežias. Šviežias gerai parašyta, ne? Aha. Bet išvalykite, išplaukite padėklus normaliai, nes labai jau smirdamos gauti. Bet kaip ir kalbėjom, kad tipo, nepadėklus valgom, jo. Ja. Tai tada kitas komentaras irgi 5 žvaigždutės. Viktorija prieš 2 mėnesius sako, labai įdomi aplinka. Tiktų net ekskursijoms, ypač norint supažindinti vaikus su sovietmečio prabanga. Mano 8 metų dukra sakė, kad labai graži valgykla, maistas puikus, porcijos didelės, draugiškas ir labai paslaugus kolektyvas. Nėra prie ko priskabinti. Labai skanus maistas, autentiškumą išlaikiusi fabriko valgykla, bet kokio mielumo kolektyvas. Čia matas, kad nuoširdžiai, bet kokio mielumo kolektyvas. Jau vėl kolektyvas antrą kartą gauna pagirimą, tai... 3 žvaigždutės komentaras Tomas parašęs prieš 5 mėnesius maistas kaip ir geras, bet sriubos tragiškos, galėtų pagerinti atsargiai, kai pirksit pilną, nes ne kažką. Taip, bet aš kur parašyta viskas. Skystos. O tas sriubos nėra skystos? Ne, pagalys. Skonis, nesubalansuotas, virėjas turbūt nevalgęs normalios. Va tai va. Nu, žodžiu, komentarų... Tai paragausim sriubą. Vien dėl šių komentarų sriubą imsim. Realiai jo, šiaip tipo higienos kaip ir nematėm jokių problemų, apart to, kad, šitas smirdantis padėklas, bet tai smirdantis padėklai yra nemažai šiaip valgyklų kiek esu buvęs, nes vis tiek vienu tuo skuduru žinai mazgoja. Antra vieta dabar aš kur užėjau šėlės, kaip suprantu. Klasika čia yra. Kol kas 2 iš 2. Čia yra valgyklos parfumas, tiesiog tas padėklas, žinai, jeigu būtų valgyklos kvepalai, tai jas pridėtų padėklų. Mazgoti. Mes čia sustojom tokiai įdomiai teritorijai, pramonės gatvėj. Ir daug visokių pramonės šūdų, tai nežinau, gal dar pafilmuosim eidami link valgyklos pakeliui kažką, kaip atrodo čia įdomiai. Bet va galiu parodyti, aš jau dabar, kol Matulis fone, va kokioj apleistybei. Žiauriai kietai atrodo. Nu, atrodo, kad filmuosim kokį nors apleistų pastatų. Samoškos vaibas. Visiškai. Gazuojam? Gazuojam. Ėjom ir priėjom. Jo, priėjom. O viršuoj, tik aš nežinau, ar čia reikės kopyčiom užlipti, ar pro šitas duris, ar pro tas duris, ar pro kitas duris, ar ten kažkur, žodžiu, einam link ten, pažiūrėsim už kampo. Bet va, ženkliukas yra viršuj. Nu tai eik, bet kvepia. Bet kvepia, jo, tą patį norėsiu, kad kvapas jau yra. Kvepia labai skaniai. O tai kur? Va. O, turim. Laimės sentimentai, būsim daug laimingesni pavalgę. Atrodo, iš čia labai gražiai pradžia. Čia bronziniai, kokie čia vadinas? Kaip bronziniai kokie tai? Žalvaris. Žalvaris, va. Teisingai. Koperis. Tai varis. Ir einam vidun. Davai. Nieko. Nebijokit mūsų. Mes toj pakalbėsim su jau. Direktoriaus numerio reikia. Ką tu valgysi? Aš žodžiu imsiu pusę porcijos pupelių sriubos ir traškios vištienos. Pusę porcijos? Tai visiškai šviežia bus, tu iškeps dar tik. Garuoja, matau. Tu ką imsi? Nu, aš tai galvoju apie irgi sriubą būtinai. Aš norėčiau kiaulienos kepsniais, tada su pievagrybiais ir sūriu. Gerai, tai kol valgysi sriubą, atnešiu ir traškę. O, puikiai. Yra.
Palauk, aš turiu irgi gimiau. O, kaip gerai atrodo, kaip... Tai aš čia paėmiau. Čia paėmiau. Ne, manau, kad jo. Oi, koks galingas. Ai, o dar paskaičiuokit ir kompotą. Opa. Lygiai 11 eurų. Kažkaip kelintą kartą pataikom visą laiką, kad būtų 11. Kortelę mokėsiu. Liuks. Puikiai. Nori donas? Jo. Paimti doną? Gerai. Kurios nori? Ar nori tamsesnės ar šviesesnės? Nu tai tik, kad šviesė. Šviesesnė? Jo. Tu valgai šviesę duoną? Tik. Tik šviesę? Blemba, aš toksai labiau degusią mėgstu. Nu čia kaip žmonių... Ne? Nesakyk geriau nieko. Ačiū labai. Einam ragauti. Juokauju. Ne, šiaip tai... Jau cancelintas. Šiaip tai nėra skirtumų kokie, nes... Tamsiai žiauriai skanę kepa draugės mama ahujena. Ką? Duona. Duona. Ai. Su ta duona tai nedėk, buvo cancelins po to. Dėsiu. Šiaip pirma... Sweet chili. Gerai, ačiū. Nori, tai užsidėk. Jeigu reikia, tai uždėkis pats. Jo. Tai būtų uždėję, bet dabar tai jau pats prisidirbai. Jo, šiltas. Mama. O kas ir šiltas padažas? Pievagrybių arba sviestinis. Gal sviestinio to? Jau visgi nori, ne? Ne, galit uždėti tada. Sviestinio man to. Ačiū. Ačiū labai, ačiū. Nu, super, judam. Kažkaip kur. Ankštoka, ne? Gal jau mažiau valgyklos reikėtų valgyti. Davai. Skanaus broli. Baitas, davai, skanaus. Bombinė. Ir tas skonis, ką žinau. Tai prasme, bombinė sriuba. Eik. Man dabar seilių beligiai burnui prisikopė. Norėjau paragauti dėl to, nes rašė, kad nėra skonio, skystos, dar kažką. Normalas labai. Gal tas žmogus tirštas tik mėgstas ribas, nežinau. Bet tu supranti, kad ir tirštas riba yra skystas ir aišku. tiek. Jo. Still pat faktas egzistuoja, kad jinai yra skysta. Tai sriuba tikrai šilta, tai kol sriuba yra šilta, aš nieko nelaukdamas einu prie main courso. Aš žinai, dėl ko ėmiau kepsnį, nes mes dabar, ko nevalgym tą kepsnį, aš noriu pažiūrėti. Na ir iškart matau, kad čia kepsnys rimtas, nes ta prasme mėsos belie kiek. Tai žiūrėkit, aš parodau jums iš arčiau kepsniuką. Tobulas kepsniukas. Toras, minkštas, drėgnas. Ir aš kalbu ne apie save, o apie kepsnį. Nu. Good. Labai good. Labai jaučiasi pievagrybiai. Mėsytė minkštos skani. Oi, kvepia. Labai gerai. Skanu. Ble. Tokia tik tai vien. Ble. Esmė tokia, kad paragau. Ta prasme, traški vištiena dažniausiai būna. Nu, ne kieta tokia būna dažniausiai. Užtat minkšti vištienos kepsneliai tokia, ne? Blema, kaip KFC, žinai, kur būna šlapia viduje minkšta tokia. Čia realiai krūtinė. Eik. Čia labai lengva tokia. Eik tu. Žiauri gerai. Neturiu prie ko prikep, žiauru. Tarsi, žiauru, nes skanu. Žiauris skanu. Dar reikia, žinai, paragauti kompoto. Duoja, kompačiuks viską nulems. Be kapis. Man patinka toksai neperširkštas. Jo, labai gerai. Blemba, ta prasme, vištiena tiek skani, kad aš net nenoriu iki sriubos grįžti. Ar ne? Bet sriuba ir žiauriai gera. Bet O jeigu pavirkytum vištieną į sriubą, seniai? Ne. Ne, gerai bus. Gerai, mes dabar tada, kadangi taupom bateriją, biški mano rekorderis išskrodinėja, tai mes su Matuliu tęsiam valgymą, biški užvalgysim ir tada vėl pakomentuosim. Tai pakomentuosim viską, bet Nes šiaip nėra ką komentuoti dabar per daug. Tiesiog žiauriai skanu, gardu. Jums dar tų kompotų išausi. Čia slyvų? Slyvų turbūt. Good. Tai ką, skanos mums. Skanaus. Lėkštės mūsų Tuščios. tuščios. Wow.
Realiai šiaip iš tikrųjų pirmą kartą, galiu pasakyti, pirmą kartą tiesiog atsėdam, valgėm, kad pavalgyti net nekalbėjom tarpusai. Porą žodžių pasakyti. Labai greit pavalgėm, per kokias 5 minutės, 7 gal. Greitai, atvėsus ir baigta laiką. Damai, už pažintį. Aš dar persėdžiu šiaip. Buvo mano idėja dar gal paimti, ko nors dar paragauti ten dešrelius kopūstais, labai skaniai mačiau, atrodė pasipirkti. Pasimsi? Bliam, bet aš žinau, kad Ne, tai sakai nori. Aš žinau, kad nupirksiu jas ir tiesiog iš maisto išvaistysim, nes nei tu valgysi jų, nei aš valgysiu. Jeigu būtų oro uostas, neįleistų šitos valgyklus oro uostą, nes bomba yra, o bombų negalime oro uostą. Ta proga gal degtinis. Va, tvarkingai, reikia nusinešti. Sakykit, kur pas jūs čia ant salo dėt, ar čia? Čia? Padėkliuką ten palikti. Čia, ne. Va, padėkliuką čia tvarkingai, o lėktutės čia. Išmoksim kažkada, jo. Dėk. Eina aš savo net. Neturiu kur savitėlių dėti, tai dabar pasiliksiu savo. Ne kaip tikras suvalgėtis. Jo, va. Sprendi, kad žiūrės savininkas šitą video. Ką? Tau sąskaitą išstatys už servetėlį. Aš suprantu, bet linkėjimai savininkui, šiaip žiauriai gera vieta. Jo, šiaip ačiū labai. O, šiaip ačiū labai tikrokė. Ir tikrai žinokit, va. Pilvai. Jo, tikrai. Ir labai skanu, ir didelė porcija. Ir sriuba labai skaniai patiko. Šitas kaimytis stiklinę paliko, nenusinešinį. O, bema. Rimtai. Ne, stiklinę taip nusinešit, bet... Labas. Šiaip tai galiu pasakyti, nėra labai ką pasakyti. Buvo labai skanu. Iš tikrųjų, šiaip buvo be bairio labai skanu. Kolektyvas, kaip ir komentaras, tas buvo iš karto. Achuienas. Realiai galiu pasakyti... Paverdi? Gerai. Realiai galiu pasakyti, kad kiek buvau valkščių. Nežinau, čia buvo tikrai vienas smagiausias, vienas geriausias kolektyvų, su kokiu buvau. Dabar va, šiandien jau nefilmau, bet moterytė dar parekomendavo mums nuvažiuoti į kitą valgyklą, jeigu sako, norit autentikos, žiauriai draugiškos. Man kas patiko, aš to pasakysiu ir labai keista, aišku, mes anksti ryte buvom 10 ryto. Manau, čia daugiau žmonių privažiuos vėliau, bet šių žmonių nėra. Mirtina tyla valgykloje. Tai 10 ryto, bet vis tiek, va, eina. Dabar eina. Jo, mes kol sėdėjom, buvo atėję. Eina, faktas. Eina, yra žmonių. Pats interjeras, man tai bomba, ta prasme. Aš tai neturiu prie ko irgi. Man tai bomba, realiai. Ir man žinai, kas patiko? Nebuvo jokio blogo kvapo. Nieko iš vis. Bet taršai net maisto kvapo nėra, apart, kad tipo, skanus toksai lengvas jaučiasi, nėra, žinai. Manau, iš ten kvepėjimo. Ne, kalbu, kad pati valgykla neturi kvapo. Nėra, tu net, atrodo, net negali įsigerti, nes nieko. Kavinė, kaip resti. Tu tiesiog sėdi savo, chill. Žiauriai laibys. Gerai, tai aš net nėra ką komentuoti, ta prasme, net nevardinsiu, kuo skanus maistas, nes jau paskui prieš tai tikrai maistas skanus, aš realiai duodu 5. Pirmą kartą? Pirmą kartą duodu 5, tikrai. Šiaip gerai. Nes aš ir neturiu prie ko pirkti, bet jeigu taip atrodo 5, tai gerai, 5. Ne, tai gerai, ar tu jauties ant 4 ar ant 5? Ant maksimumų, aš jaučiuosi. Aš tai irgi neturiu su ko per... Žinai, aš dabar galiu palyginti su užpraeito epizodu, kur Kaune mes buvom to valgyklo, aš tik su ją galiu palyginti. Ką reiškia žodžiu palyginti? Aš negaliu žodžių nenaudoti palyginti. Lyginti tą šliaukinę su šita vieta? Ne šliaukinė, bet maksimumas. Viskas, ačiū. Čia va įvertinimas, va čia va. Rekomendacijos. Tikrai, jeigu bus Panevėžyje, užsukit į laimės sentimentas. Yeah. Gerai, viskas, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Matulis ir Deivis ir čia buvo Dienos pietus. Iki kartų. Vo. Subscribe.